Noriu Jums atskleisti keletą apetito mažinimo paslapčių. Kartais norimam rezultatui pasiekti nereikia nei kovoti, nei sunkiai dirbti. Ir štai netikėtai savo padariau atradimą. Pabandžius laikytis 3 kartų per dieną mitybos plano, be jokių užkandžiavimų, vakarais vis dar kamuodavo. Ką čia pakramčius, noriu saldaus. Ir savo netikėtai padariau atradimą, kad Neolife baltyminis kokteilis NutriShake padeda suvaldyti šį alkio jausmą. Nusprendžiau pasidomėti jo sudėtimi. Ir čia NutriShake aprašyme sakoma: suteikia kūnui aukščiausios kokybės baltymus, suteikia visas 22 amino rūgštis, čia yra 400 mg kalcio ir vienoje porcijoje tik 74 kalorijos, o maistingumas didelis. Aš gėriau per dieną tik pusę porcijos ir efektas buvo. Taip pat čia paprasti ir kompleksiniai angliavandeniai, kurie suteikia greitos, tačiau ilgalaikės energijos. Kuo taip ypatingi baltymai ir amino rūgštys mūsų organizmui? Man kilo klausimas. Jeigu mums trūksta amino rūgščių, organizmas negali visko pasigaminti. Sutrinka raumenų atsinaujinimas. Pavyzdžiui, dopamino, tai yra džiaugsmo, pasitenkinimo hormono, taip pat serotonino, net adrenalino gamyba. Sutrinka ir fermentų, kitų hormonų gamyba. Negaunant amino rūgščių sutrinka medžiagų apykaita, blogėja atmintis, sunku susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Amino rūgštis žmogaus organizmas naudoja baltymams sudaryti. Dar kalbant apie amino rūgštis, reikėtų pasakyti, kad tai pagrindinė struktūrinių baltymų, tokių kaip kolagenas ir elastinas, svarbi odai dalis. Svarbu riebalų metabolizmo ir imuninėje veikloje. Būtina audinių augimui, cinko seleno absorbacijai. Reguliuoja cukraus kiekį kraujyje, stimuliuoja žaizdų gijimą, gamina augimo hormonus. Reikšminga hemoglobino gamybai ir energijos reguliavimui. Ir štai, kai trūksta baltymų, dažnai sergame ir sunkiau pasveikstame. Skundžiamės prastu virškinimu. Nuolat esame blogos nuotaikos, gali kankinti ir nemiga. Kas trukdo baltymų pasisavinimui? Tai mažas skrandžio rūgštingumas, įvairūs uždegimai, taip pat amžius, kuo mes esame vyresni, mūsų statybiniai pajėgumai prastesni, jau nekalbant apie tai, kad mažesnis skrandžio rūgštingumas. Taip pat intensyvus sportas, sergantis žarnynas. Pasisavinti baltymus trukdo ir atsparumas insulinui, įvairios kepenų inkstų ligos. Susirgus inkstų ligomis organizmas pradeda prarasti baltymus kartu su šlapimu. Ir širdies ligos. Esant širdies nepakankamumui, kai širdies raumuo silpės, jis nebegali užtikrinti tinkamos kraujotakos virškinimo sistemoje. Jūs automatiškai pasisavinsite mažiau įvairių maistinių medžiagų. Ir būtent dar atradau vieną gerą Neolife produktą šią temą, tai amitonė. Tai amino rūgščių maisto papildas, suteikia visas pagrindinės mums amino rūgštis.